Skrendam į Dubajų. Insane. Čia tokią sriubą gavau. I'm trying my best, okay? I'm trying my best. Valgo čia kažką. Не, может, с цибулей. Žiūrėkit, Lukas gavo va tokį va. Enrika tiesiog gavo tokį. Is she happy? Enrika top. Enrika Max nepatenkino. Nu, tipo full on. Nes jį gavo tiesiog mikstūrą kažkokią. Kaip turkiška arbata. Happy house. Ir laukiam kem minučių. Taigi, mėly vlogo, kas jūs, žiūrovai. Mes jau išleidom daug pinigų, kur mes neturėjom jų išleisti, nes mes tiesiog jau apie 100 eurų išleidom, tiesiog mes buvom porą valandų Varšuvai, mes nieko nenupirkom, mes tiesiog pavalgėm porą kartų ir viskas. Ir po 100 eurų. Slay, per žmogų. Nežinau, kas toliau bus. Ką mes toj Moldovai darysim, ką mes Dubajui darysim, ką mes Abu Dabi darysim. Valgysim smėlį. Jau dabar oro uoste, skrendam dabar į Moldovą ir ten būsim visą dieną. Sumokėjom už bagažą 100 eurų už 6 kilogramus. Atvažiavom į Moldovą, dabar sėdim prie Rusų dramos teatro kažkokią. Ten yra Teatr Čechovo. Radusenas ir čia vienintelė vieta Moldovai, kur atrodo adekvačiai. Mes palikom bagažą savo stoty ir ten stotys kaip ne Moldova, kaip realiai Mongolija kokia. Aš pastoviai painėjau. Aš jau pamečiau vieną kartą šaliką ir mes po to bėgam atgal jo ieškot. Ką galiu pasakyti? Mes norim kuo greičiau išvažiuoti iš čia. Čia va katedra tokia mažytė. Nu ir čia vienintelė vieta, kur galima kažką aplankyti Moldovai. Žodžiu, Moldova visiškai nepatiko. Staboro vibes. Bet vienintelis dalykas, kur dabar patiko, tai McDonald'e yra pyragėlis, kur yra su obuoliais, bet ir su karamelė. Šitas tai slai. O daugiau nieko nepatiko. Mes palikom bagažą va čia. Literaliai va čia. Kažkoks nesuprasi kas. Ten močiutė kažką pardavinėja. Ir dabar einam čia. Imagine that, ok. Va tokie turgai. Tokie va žmonės čia aplinkui. Nežinau, nušovė jaučiu kažką. O mes bėgam tiesiog. Bėgam į oro uostą. Kai vieną kartą sumokėjai 100 kiek? 100 kem. 100 kem eurų už viršsvorį, tai vat mes dabar dalinamės šlamštą tiesiog oro uoste. Nu, slay. Einam registruotis jau į... Oi, kiek čia visko vyksta. Viskas gavom savo bilietus, o taip slay atrodo. Atvažiavom į Abu Dabį. Atskridom. Užsisakėm McDonald'ą. Va taip va gėrimus atvežė. Slay. Extremely slay. Bet dydžiai tai insane. Va. Ir čia... Amerika, what the fuck? Jo, mes Amerikoje literaliai. Ir va toks burgeriukas su beef ir grybais. Mes atvažiavom į mečetę. Tai va, aš turiu tokį outfitą. Rodyk mano outfitą. Mano outfitas. Vilniui irgi tai vaikščiasi.
Be ready for that. Čia pas mus ryžiai su vištiena, čia yra baulas. Ir padažas, va taip atskirai. Čia yra... Čia specialios tokios stotelės, kur šalta. Jo, mes išeinam, nes laukia šilčiau. O, išėjom. Va, žiūrėkit, koks mano outfitas. Slay queen. Exact. Važiavom į Marina Mall. Tai dabar reikės apsišopinti, nes vakarais čia visai šalta, mes megztinio nepasiėmėm. 20 laipsnių, bet vis tiek šalta. Tai ieškosim megztinio dabar. Mes varom į Giftlandą. Jis nežinau kokio dydžio, visą parą dirba. Mes literaliai į offline AliExpressą einam. Va tokio dydžio, primeskit. Tiesiog insane. Čia literaliai, aš nežinau, literaliai AliExpressas offline. Viskas yra. Čia literaliai yra viskas. Full on, kaip AliExpressas. Va, viskas. Bibiela? Jo, kam bibielą atvežti iš Dubajaus? Skirtingų dydžių yra. Taigi, aš nusipirkau savo naujus batus. Slay. Piezdrika. Mes dabar kylam į 20 kažkelintą aukštą į swimming pool. Ir pas mus nauji batukai slay. Atėjome į swimming poolą, čia ant rooftopo. Taip, atsargiai einam. Čia šiaip labai cute, va taip viskas. Muzikėlė, ten didžiojus baras. Ir va, aukštai čia. Gam šiek šeka. Ir Lukas papasakok. No. Ne? Slay. Lukas užsimanė, tu tiek spurgų prisipirkai. Čia jam vienam, pažiūrėkit. Sweet treat. Dabar parodysim, kaip atsidaro pas jus gėrimai. Oi. Tiesiog. Va taip, į viršų šitą dalyką, kaip konservą. Ir tokį va. Imagine that. Imagine that. Važiavom į muziejų, į Luvrą, Abu Dabį. Jis tokio dydžio. Insane. Čia daug palmių. O Lukas. Labai cute. Va čia yra spaces nusifotkinti ir spėjau čia va visą šitą filį. Nu, negaliu paaiškinti kokio čia dydžio, bet čia yra insane. Atėjome savo rooftop pūlą.
Čia buvom sėdėjom džakuzį, labai šiltas vanduo. Čia atram 7 laipsniai, o ten 2,9 man atrodo. Tai va, slay. Mes pasiėmėm karališką savo tokį sostą. Va tokį. Išėjom pasivaikščioti po naktinį Abu Dabį. Tai naktinį? Vakarinį. Va, taip viskas atrodo, tokie high pastatai. Wow. Dabar einam, čia mes tik iš hotelio išėjom. Mėgstamiausias užsiėmimas tai į kažkokį local supermarketą nuvarykit. Ir čia max random dalykai kažkokie. Nu, tipo, gėrimai pirmą kartą matyti. Valyčiai iš vis. Insane. Taigi filmavimas boksingą, ką nusipirkom. Įdomiausias dalykas pabaigoje. Va, išbandyt kažkokių vietinių, nu šitas ne vietinis, bet šitą vietinį pamuspaną. Čia ne vietinis irgi, čia korejietiškas, bet okei. Gerai, sakė, kad kažkokie makaronai su filingu, sakė pabandyti. Ne makaronai, bet okei. Mano mėgstamiausia kriaušė, kurią aš Lidle pastoviai už eurą pirkau, kur eurą kainuoja viena. Ir Tiger Balm. Pakto. Sultis. Dar vienas pamušpakas. Fanta Slay visiškai. Galėčiau atsivežti visą Fantą iš čia į Vilnių. Ko šiandien čia visi susirinkom? BBL, yes! Ir kiek kainavo? 3 eurus. Bet palauk, 2 BBL. Fucking 2 BBL mano rankoje. Galima ir į priekį, ir į galą, ir į six-packą, o 4-packą. Like that's ever gonna happen. Oh, look. Somebody once told me. Taigi radau savo pietų unboxingą. Va taip cute atrodo delivery. Čia yra makaronai su krevetėm. Insane. Su krevetėm makaronai. Biški batačiukas. Parmežanas. Padažiukas. Ir Fanta. Skanaus. Hello. So we got the privacy card that we missed housekeeping services. So can we order it now? Yeah. Thank you very much. Bye. Anka, the food? You want the food? No, I don't have the food. Insane. Wow. Čia mes atvažiavom į tokį viešbutį, iš kurio galima matyti va tokį view. Čia yra insane. Gėlynas. Jaučiuosi kaip močiutė, kuri fotografuoja visas tas gėles. Bet čia yra slay. Va, čia tokio dydžio hotelis. Nu, insane. Palmės, atostogos. Pažiūrėkit, kiek gėlyčių. Nu, wow. Tokio dydžio tai, nu, insane. Nu, jūs tik pažiūrėkit, kiek gėlių, nu, insane. Tokio dydžio pastatai visur, o čia petunijos, dėl petunijos. Sveiki, mėly žiūrovai, mes ką tik gavom baudą po 200 dirhamų. Jo, kiekvienas. Mes ėjom, va ten, perėjo va didelę ir ten reikia ją greit pereit ir mes jau va čia buvom ir tada raudonas užsidegė ir mūsų sustabdė. Abu Dhabi police. Ir sako, tipo pasą duodi. O jie visiškai atrodo kaip ne police, nei kas. Ką galiu pasakyti? Welcome to Abu Dhabi. 200 dirhamų iš kiekvieno. Gavom įdegę va tokią iš Abu Dhabi. Nu, slay. Mano nosis tai visiškai slay. Oh my fucking God.
Oi. Like this. Viskas, mes jau įsičekautinam iš hotelio ir varom į Dubajų. Mūsų hotelis toks buvo. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai, where dreams become reality. Kambarių unboxinimas. Tokia vonia. 2. Va čia tokia virtuvėlė. Mažytė, su tokia langu į salioną. Telikas. Toks chillzona, lova, staliukas. Oh my god. Va tokį jį primeskit. You could never. Oh my god. Insane. Užsipirkom maisto. Visokiausio. Kai išeinam iš savo apartų, tai va toks. Pasakot tokį dalyką, kad kiekvieną kartą, kai mes važiavom su taksu, nesvarbu 10 minučių, 30 valanda, nesvarbu, mes vis tiek užmigsim ir atsikelsim tada, kai jau beveik atvažiavom. Tai tiesiog full time job viską aplankyti. Atvažiavom į Global Village. Kaip visada man pasakė, kad aš pernelyg atvirai apsirengus, nors niekur šito kaip ir nerašė, bet aš noriu jums parodyti, parodyk mano naują outfitą dabar. Už 10 eurų skara, o tokia. Aš manau, kad slai visai. Ten Londonas, čia va Roma, Paryžius. Visos šalis tiesiog, tai viską čekinsim. Čia į kiekvieną šalį galima užeiti ir ten bus jau nacionaliniai visokiausi dalykai. Einam dabar į China, kokio didumo. Čia literaliai kaip į AliExpress atėjom tiesiog. Visko yra. Dabar į Japoniją. Tai pasiėmėm bulvyčių su čytos ir sūriu. Valgysim prie Tailando ir Korėjos. Nežinau, ar apsimoka labai užžeidinėti kiekvieną šalį, nes čia tiesiog kiekvienoj toj šalyje visi bando tiesiog įtikinti tave kažką nusipirkti. Bet taip reikia visur, bet neįmanoma net pažiūrėti. Amerika, Europa, Rusija ir Afrika. Prikolas, kad Rusijai yra ne Zara, o Zarina. Casual. Atėjom į Rusiją, o čia Justin Bieber versija. Aš žinau, kad iš kanadiečiai jisai virto rusišką. Va ten va ir Sidnėjus. Jeigu jūs nenorit gauti social anxiety kažkokių šitų atakų, tai nežinau, ar labai rekomenduoju, nebent kažkokių kailinių norit pirkti ar kažko, tai gal ir pigiau būtų, nes visi čia rėkia, tiesiog klykia ir tu niekada negali žinot. Viskas, aš net negaliu kalbėti, nes ant tiek čia daug žmonių yra, ant tiek visi čia rėkia, kad man jau smegenys nebeveikia. Va, mėgstamiausia dalis, čia yra išėjimas. Važiavom į Emirates Mallą. Tai va, gražu, šopinimuose laikas. Kaip jums toks čipsų pasirinkimas, va toks. Imsim pragauti lais su mangais. Taigi suradom ale dubajetišką šokoladą, bet norėjom su baltu šokolado pabandyti. Tai nusipirkom tokį va. O taip atrodo. Nemanau, kad ten kažkas bus. Slai. Man rado su baltų šokoladu skaniau. Nėra tokia baimė? Mano pašnekovo šiandien nekalba. Kažkaip labai mažai pistacijų ir daug šokolado, tai I don't know how I feel about that. Go in the line, please! Go in the line! Partner here, flavor card and cash. 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 Give it to me. Go give it. You wanna eat here or take away? Take away, please. Take away? Okay. Big or small portion? Bigger one. Bigger. Okay. No salt, no pepper. I'm sorry. Okay, I'm on a diet. You wanna some of this? No, It's spices. Thailand. no. Spices, Thailand. No, thank you. I'm good, actually. Spoon. Take it. Okay, thank you. When will be my order ready? Wait for it. It's already there. So you're packing it? Yes. It's takeaway packaging.
Wait for it, wait for it. I'm waiting. Almost there. Will I get a discount? No. Why? Why you need it? Because Look at it. Hop. Quality you can trust. Hop. Hop. Good luck. Thank you, I guess. Bye. Važiuojam prie Burj Khalifos. Pirmą kartą matom Burj Khalifą. Insane. Dydis. Insane. Fontanai groja. Nu, gražu. Čia net neįmanoma filmuoti, nes 0,5, nes viskas tokio didumo, kad insane. Dabar einam į Dubai molą, kuris ten, bet jis tokio didumo, tai tikiuosi, kad mes iš ten kažkada išeisim. Atvarėm mačą atsigerti. Noriu papasakoti apie Dubai molą, tai ką galiu pasakyti, kad čia yra tiesiog paverstas molas ir visi 9% dalykų yra ir pas mus Lietuvoje arba Londone. Nu, tipo, nieko naujo visiškai, bet daug brangiau viskas. Nežinau, ar verta, nebent jūsų šaly nėra viso šito, tai tada jo. O šiaip tai tiesiog pažiūrėt fontanų ir akvariumą. Kokia kitčirdutė priešais Burj Khalifa. Aš nežinau, kaip jūs iš šopingo išeinat, bet mes su pilnais lagaminais visko. Ir naujais lagaminais, jeigu ką, mes jų neturėjom prieš kelionę. Nes tiesiog neužtenka vietos. Taip. Mus dabar pasiėmė ir varom į dykumą, į safarį. Tai labai įdomu bus, kas ten bus. Dabar atvežė į pirmą spotą, tai čia galima pasivažinėti su keturračiais, nusifotkinti su ar su kuo ten nusifotkinti? Su Falcon galima nusifotkinti, viskas už pinigėlius papildomus. Galima skarą nusipirkti ar kažką belenką. Tai mes tiesiog sėdim, laukiam, kada praeis šitas laikas. Done it. Perfect, perfect. Mes vėl užsisakėm Shake Shack'ą ir mums vėl atvežė blogą užsakymą. Kažkokį hot dogą, kažką. O mes užsikinėjom su vištiena ir su triumais. Again. Ėjom prasivaikščiot. Va toks view pas mus prie namų. Einam iki marinos. Nėra, kad labai šilta. Dabar tik einam iš traukinio ir prie Luko priėjus susipažint vyras iš Kazakstano. Ir Lukas pasakė, kad jis žaidžia tinklinį. Ir buvau olimpinėse žaidynėse Paryžiuje. Imagine that.
Atvažiavom į Blue Waters. Parodysim jums kažką, ką čia galima pamatyti. Žinokit, vėjas tai nelabai toks netolas. Vakarais tai toks šaltokas. Visiškai nesupratom hypo šitos marinos. Grįžtam namo, kažką užsakyt pavalgyt ir ilsėtis. Mus pasiims mūsų Lexusas, nes čia pastoviai, kai užsakinėjai taksą, atvažiuoja Lexusas. Pastoviai. Kaip pas mus Vilniuje Priusas, čia Lexusas. Mes dabar važiavom pasivažinėt su jetski. Link vakaro bus golfas. Aš jau pasakysiu, niekada gyvenime aš nepasirašau ant šalies savo, aš galvoju, aš virsiu 10 kartų. Trauma. Trauma. Jinai taip reikia, galvoju, kad jinai ten pagimdys. Tai aš tiek kartų pašokau į viršų iš tavo galvos ir mes vieną kartą vos ne į dešinę, ne į kairę, ne į kritom, aš jau laikiausi tam viršeliais ant tiesiog nesąmonė. Never again. Tikrai, for sure. Aš net telefoną laikyti negaliu. Nes buvo vos kaip baisu. Buvo labai didelės bangos. Mes porą kartų vos taip nenukritom, mes laikėmės tiesiog ant plauko. Ir mes gan toli ten buvom nuvažiavę. Privažiavom ten prie 2 spotų, kur dabar fotkinu, bet aš net nenorėjau fotkintis nei ką. Aš tiesiog, kai važiavom ten, tai aš reikiau, kaip nežinau kas. Tikriausiai rytoj iš vis nekalbėsiu. Čia jeigu ką, mano plaukai pilnai išdžiūvė po druskos. Va taip jie atrodo puikiai. Mano nosis. Aš manau šito nekomentuojam. Nes aš buvau įsirėmus su nosim ir šitą visą dalim į lūką. Tai aš tiesiog visko nejaučiu. Viskas va taip dreba. Štai. Nepraėjo net poros valandų, mes jau važiavom į golfą. Laukiam dabar takso. Ir varysim žaist golfą. Visas kūnas dreba po to jetski, bet kažkaip tikiuosi galėsim tą pagalį išlaikyti bent jau rankoje. Žiūrėkit, kokias gėlytės čia visur. Oh my god. Kaip cute. Varėm į golfą. Va Lupalo eilė dabar. Va mūsų žaidimas. Block party dabar. Viskas šiandien jau paskutinė mūsų diena. Šiandien slow motion einam, nes po jetski labai skauda visą kūną. Full on tiesiog kaip seneliai einam visur. Varysim šopintis, kažką pasižiūrėti dar minimaliai. Bet jau ant tokio chillo. Fun fact, kad mes jau jaučiamės kaip local, nes jau nežinau kiek dabar 25 kokie laipsniai. Bet mes jau chill su megztiniais, nes mes jau local. Mums čia jau šalta. Viskas, jau skrendam atgal. Mes gavom pledukus, ausinės. Didelis lėktuvas, labai didelis. Va, ką mes šiandien valgysim. Skaityk, kas. Hopefully, pesto potato and root vegetable salad with quinoa, warm plate chicken and tandoori sauce, turmeric hot smiley rice, Mano mėgstamiausi seasoned ryžiai. with spinach, onions and chili ew. The most important thing, serve with soft drinks and 1 mild alcoholic beverage. And then finally the dessert would be a chocolate bar, served with coffee and tea. So those are complimentary.
skridom į Helsinkį. Laukiam dabar skrydžio į Vilnių ir skrendam namo.